Labas rytas. Žmonės dažnai girdi karmą. Karma. Kas tai yra karma? O karma tai yra atkarpa, vadinama gyvenimu, kur siela nusprendžia, aš noriu patirti tokią patirtį, aš noriu išmokti tai ir tai, aš dar šito nemoku. Ir siela sako, gerai, jeigu aš noriu patirti, išmokti mylėti, tai kita siela sako, gerai, mes irgi kartu su tavim einam, kad tau lengviau būtų, mes būsime šalia ir tau parodysime. Žmogus gimsta, jisai atėjo išmokti mylėti. O ką tai reiškia? Jeigu tu gimsi meilėje, kaip ir vandenyje, tu nesuvoksi, kad tu vandenyje. Jeigu tu gimsti meilėje, tu nesuvoki, kad tu esi meilėje. Kai tau to trūksta, tu tada pradedi ieškoti. Tai žmogus papuola į aplinką, kur kitos sielos sukuria jam labai stiprias, tokias tankias, grubias situacijas, kur žmogus turi pradėti mylėti, išmokti tikrosios meilės, priėmimo, kaip sakyt, susitaikymo, pajausti nevertinant, priimti situaciją, kokia yra. Ir kuo jumis daugiau muša per tai, kad jumis išmokyti mylėti, jums sukurs labai daug skirtingų situacijų, labai daug sunkių kitą kartą, nepakeliamų. Bet tai yra sąlyga išmokti mylėti. Ir kai aš sakau, tai yra karma, ir ta karma turi koridorių. Ir jūs galite pažiūrėti patys savo koridoriuje, ką aš turiu išmokti, ką aš turiu padaryti, kad įgyčiau tą meilę, kad išmokčiau jos. Ir kai tu matai, ką tu turi, nes siela karminiam koridoriui, jinai kalba, jinai rodo, tu turi tą padaryti, tu turi tą padaryti, tu turi toks būti, tu turi toks būti. Ir tu išeini, pradedi elgtis kaip liepia siela. Aišku, tu gali nesielgti, tu gali prieštarauti savo sielai. Ir, kaip sakyt, tada siela paprasčiausiai, monada sako, aš palieku šitą kūną, nes nematau vilties, nematau prasmės. Tai va, tai brangieji, jeigu jau siela su jumis taip kalba, tai atkreipkite dėmesį, išgirskite ją. Nes tikrai monada nelauks amžinai ir jūs neturite tos amžinybės, kurią įsivaizduojate turintis. Sėkmės visiems, myliu, apkabinu ir laimingo gyvenimo.